kandidatas Artūras Paulauskas. Darbo partija ir kandidatas į prezidentus Artūras Paulauskas tęsia pradėtą turą per Lietuvą. Antrosios savaitės metu aplankyti dar 5 miestai, kuriuose į susitikimus su kandidatu į prezidentus atėjo daugiau nei 500 žmonių. Jie sako, kad noriai dalyvauja susitikimuose pirmiausia dėl to, kad gali akis į akį pabendrauti su kandidatu į prezidentus Artūru Paulausku, užduoti savo rūpimus klausimus bei gauti atsakymus iš paties kandidato. Darbo partijos kandidatai į prezidentus ir Europos parlamentą per šią savaitę aplankė Šilutę, Jurbarkiečius, Pagėgių gyventojus, taip pat lankėsi Rietave ir Plungėje. Šią savaitę kandidatas į prezidentus Artūras Paulauskas žengė dar vieną svarbų žingsnį prezidento rinkimų kampanijoje. Pirmasis iš visų norinčių dalyvauti prezidento rinkimuose pridavė pareiškinius dokumentus Vyriausiai rinkimų komisijai, o šeštadienį taip pat pirmasis pasiėmė parašų rinkimo lapus. Pasak paties kandidato į prezidentus Artūro Paulausko, jis yra įsitikinęs, kad šalyje trūksta teisingumo, todėl yra tvirtai apsisprendęs dalyvauti prezidento rinkimuose, bei tikisi, kad žmonės parems jo idėjas. 20 000 parašų reikia surinkti iki kovo 27 dienos. Kitą savaitę Darbo partija ir kandidatas į prezidentus Artūras Paulauskas toliau tęs turą per Lietuvą.